Sveiki, laidos ar tai normalu žiūrovai, klausytojai, nežinau kaip čia kas čia žiūri, mes vėl sveikiname su jumis, aš Jūratė Žalienė, mano kolegė Ieva Kulikauskienė ir šiandien turime svečiuose dar vieną kolegą, Tomą, kuris dirba daugiausiai su vadovais, yra knygų autorius, pasidomėkit fantastiškos jo knygos ir mes jį pasikvietėm pasikalbėti tokiam, pavadinkim taip, temom apie vadovą, kaip tas vadovas jaučiasi, kaip tam vadovui dirbti su savo žmonėmis, kaip tam vadovui, nežinau, nebūti vienišam, kaip įtraukti komandą, tokie, ką žinau, pažiūrėsim, kur čia mūsų tas pokalbis nuves. Tai gal iš karto šaunu klausimą, tai ar normalu, kad vadovui vienam rūpi, kaip viskas veikia? Ar normalu atsakysiu, tik pirmiausia pasisveikinsiu, labas Jūratė, labas Ieva, labas visiems, ačiū, kad žiūrit ir ačiū, kad pakvietėt, labai miela būti ir jauku. Ar normalu? Vadovui vienam rūpintis visko. Manau, kad tai yra dalis jų darbo. Ar čia reikėtų man kažkaip praplėsti šitą vietą? Ką žinau, aš tai galvoju, žinai. Man įdomu, apskritai, iš kur tokie klausimai, kokius klausimus galbūt keliam, iš kur jie ateina. Čia gal reikia žiūrėti į vadovų kokį tai skausmą? Jo, tai skausmas pagrindinis, žinai, tai man čia vienam rūpi, niekas čia nedaro, žinai, čia visi, aš čia tiek daug visko sugalvoju, tiek sugalvojau, niekas nieko neklauso manęs ir taip toliau ir panašiai, ir čia užgriuvo lavina. Aš tai, žinai, labai daug susiduriu su tais jaunais vadovais, kurie ką tik tai tapę, ir jie tada sako, wow, kaip man čia, žinai, dar negana to, dar tarkuoja iš apačios, kad, tai tu čia kas, tu čia toks, tu čia mane paaiškins ir taip toliau ir panašiai, tai gal iš tos skausmo. Gerai, tai gal galim pažiūrėti apskritai, taip atsitraukia nuo tokių standartinių frazių, kas yra tas vadovas, ir galim pradėti nuo to, kas yra organizacija. Man šiaip organizacija, šnekant labai žmoniškai ir atvirai ir tiesiai, tai yra krūva nepažįstamų žmonių, kurie čia savo norų lyg ir, dauguma bent jau, atėjo daryti kartu darbo, dėl kurio jiems čia reikia susitart, kad tas darbas vyktų darniai ir produktyviai, jeigu aš taip suprantu. Ir jie turi pasiekti tam tikrų rezultatų, kuriuos nustatė organizacijos kūrėjai. Dabar tas žmogus ateina į organizaciją, jisai žino, kad jam reikės kažką tai daryti, vienam reikės kalti vinį, kitas turės skambinti klientams, trečias turės, nežinau, kaip aš vesti mokymus, arba kaip jūs. Ir mes įsivaizduojam, kad tą darbą mes darysim ir šalia to kažkaip daugiau problemų ar klausimų nekils. Bet jie pradeda kilt, santykių klausimai, žiūrėk, kolega geriau už tą darbą daro, kurį tu įsivaizdavai reikės daryti. Tada tu su to kolega gal net ir susipyksti, tada jam neduodi informacijos, tada atsiranda dar kažkokie reikalai. Ir užsisuka visa krūva santykių, didžiulė kompleksiška dinamika, ir tada ta dinamika arba tave veda į kažkokį tai rezultatą arba neveda. Bet vadovus aš tai regiu kaip žmonės, kurie turi šitą dinamiką stebėti ir jai daryti poveikį. Ir jeigu, pavyzdžiui, komandoje kažkas tai neveikia, kolegos nebendradarbiauja, ar ten kažkas atsitraukęs, ar kažkas kaip tik per daug įsitraukęs, vadovai turi įsikišti arba daryti tam tikrą, nežinau, mandrai šnekant intervenciją ir tą procesą arba pristabdyti, arba paskatinti. Apskritai, jeigu norisi, čia metaforos, aš vadovom regiu kaip tą grafito strypą atominėje elektrinėje, kuris arba pristabdo reakciją, arba kažkaip tai ją paskatina. Ir daryti šitą darbą vadovom, prie to argi čia man vienam reikia, aš manau, kad frazė, kuri taip kartais nuskamba iš vadovo, yra visiškai normali frazė, nes tu kaip vadovas matai daugiau. Ir tau pagal tavo užduotį, kurią tu gavai organizacijai, rūpi daugiau, nes ir tu matai daugiau. Kuo daugiau matai, to daugiau rūpi. Kuo daugiau rūpi, to daugiau dar tada matai. Ir viskas taip užsisuka. Ir kartais tikrai tau vienam ir rūpi. Arba tik atrodo, kad tau vienam rūpi. Jo, bet tai man vienam rūpi, aš jiems sakau, aš jiems aiškinu, aš jiems taip toliau ir panašiai. Bet jie žusinai nedaro, atsiprašau, išsireiškimą. Čia jau tada galim pradėti šnekėti apie vadovų gebėjimą daryti tą poveikį. Kokiu būdu tu darai tą poveikį, ar tu ateini ir sakai, nieks nedirba. Galit pasižiūrėti, kaip Lukašenka daro poveikį, ten visi sėdi ir jisai daužo į stalą. Bet iš tikrųjų, man įdomu, ar jie ten dirba, ar jie tik tai liečia, žinai, arklio sindromas. Jiem už nugarų stovi vamzdis. Jie daro. Mes to negalim pas to leisti. Reiškia, yra laisva valia. Arba mes bent jau taip linkę manyti, kad yra laisva valia vis tiek organizacijai.
Ir reikia dėl to tartis. Ir aš galvoju, kad laimi tie vadovai, kurie turi gebėjimą organizuoti susitarimus. Tu gali gal ir tikrai taip truputį kažkur padaužyti ir tų tikrai mėginimų mes matėm nemažai, net ir viešoje erdvėje. Tu ir praskamba kartais tie vadovams trūksta jau tą juostelę ir jie ten pasileidžia plaukus. Bet iš kitos pusės, manau, kad laimi tie, kurie geba pažinti žmonės, pažinti, kaip tie žmonės funkcionuoja tarpusavyje ir laiku padaryti intervenciją. Pavyzdžiui, užduot klausimą, kaip jum atrodo, kaip mums sekasi, kaip komandai. Tai jau yra intervencija. Kūdas čia viskas nemoka pinigų, tai gerai, tai dabar sėdam ir kalbamės apie tai, kad jūs padarėt pasirinkimą čia dirbti. Ir jeigu jūs jį padarėt pasirinkimą, tai jūs padarėt pasirinkimą ir prisimti atsakomybę čia būti. Dabar mūsų darbas susitarti, kaip čia būti. Okay. Jo, o kaip tu galvoji, žinai, dabar pasakai, kad reikia gebėjimų, ne? Nuo ko pradėti tą gebėjimą statyti? Vat kokie yra tie pagrindiniai tokie dalykai, ne, kur aš noriu būti vadovu, kur aš turėčiau susikoncentruoti, nes, tokia profesija yra vadovaujamas, ne, bet, ją išmokti yra turbūt tik praktikoje įmanoma. Aš jaučiu labai nepatiks, ką aš pasakysiu. Vadovam, bent jau, jeigu jie nesiklauso. Šiaip vadovai sako, jų pirmas klausimas, ką man daryti su žmogum, kuris, panašiai kaip tu yra. Taip. Aš tai iškvepiu ir aš galvoju, atsukim dabar mes tą filmą atgal. Tai pirmiausia, kaip tu matai organizaciją, kaip tu matai komandą, kaip tu matai savėje, ar tu turi pakankamai savyje emocinio intelekto, pavyzdžiui, kompetencijos, ar tu turi, ar tu, nenoriu sakyti, ar tu myli žmonės, bet bent jau ar yra potencialo tai meilė, ar ne? Ir tik tai tada mes atsakę į tos klausimus, mes galim sakyti, tai gerai, tai koks būtų vienas geresnių būdų tą pabandyti padaryti. Man galbūt norisi vadovam patarti neieškoti vieno geriausio atsakymo, bet kur vadovai savo uždaro duris, tai jie gyvena tokioj įtampoje didžiuliai. Tai arba aš ten griežtas ir daužau į stalą, Lukašenka, arba aš tada ten labai demokratiškas, pasitikiu žmonėm ir suteikiu visiems laisvę ir čia priiminėkit sprendimus. Tarp šitų dviejų dalykų egzistuoja N+K opcijų, kaip tu gali veikti. Kad tas opcijas susirastum, tau reikia dėti pastangą, mokytis kažko, tai konsultuotis su kažkuo, nueiti į komandą, paklausti žmonės, žiūrėkit, aš kažką pabandžiau padaryti. Man pavyko ar ne? Tomai, tau nepavyko. Gerai, tai padėkit man padaryti kitą geresnį pasirinkimą. Ir mano galva, jeigu mes nešokinėtume nuo to, ar man būti griežtu, ar man būti ten kažkokio labai, jie naudoja demokratiško, aš ne visą laiką gal žinau, ką turiu galvoje, matyti, priskiria demokratiškumą kažkokiam tokiam, nežinau, minkštumui. Anarchijai kažkokiai, nes čia tarp to nėra lygybės ženklo, man atrodo, demokratija yra apie labai didelę atsakomybę. Taip. Ir tas opcijų neieškojimas, aš sakyčiau, yra ne okei, bet kodėl nėra to opcijų ieškojimo, dėl to, kad visko reikia vakar. Ir nėra kada galvoti. Ir nėra kada. Galvoju 4 ryto, kai atsikeliu ir galvoju, kad dabar kaip man čia išgyvent tą ateinantį. Jo, ir jau girdžiu, žinai, kaip, pavyzdžiui, seminaro kartais dalyviai sakom, tai ką aš čia dabar prie kiekvieno turiu derintis, o pas mane viskas ten dega, o man tenais užduotis iškelta, kad šiandien reikėjo padaryti, tai kaip čia aš dabar kiekvieną... Čia tai ką aš sakau, tai ką aš dabar visiems klausimus turėsiu užduoti, aš dabar kiekvieno nuomonės turėsiu klausyti. Ne kiekvieno, bet kiekvienas žmogus, kuris turi kokį tai sunkumą gyvenime, tame tarpe ir vadovai, arba žmonės šitoje pozicijoje, jiems svarbu prisiminti, man patinka tokia savoka atramos. Jiems svarbu atsiminti, kad jie turi N+K atramų to pačio organizacijoje, ateiti, konsultuoti su ta pačia komanda, ta pati komanda, kur yra ir problemų, pavadinkim, kai vadovai sako šaltinis, bet čia pat jinai gali būti atrama, ateiti ir sakyti, Jūratė, Ieva, Tomai, žiūrėkit, man atrodo, mes kažkaip nusimušėm nuo kurso. Paskutiniu metu kažkaip ir bendraujam mažiau, ir sustinkam rečiau, ir dalykai keletas klaidų pasidaro. Kaip jums atrodo, kas čia vyksta? Aš naudoju pačią komandą kaip resursą tvarkymus. Kai fainai pasakei, nes aš nesenai turėjau tokį pokalbį ir kažkuri mano dalis kaip vadovės vis tiek priėmė tai kaip kritiką, žinai, kad aš tarsi kažko nedadarau, bet dabar, kai tu tai pasakei šitos perspektyvos, tai aš turbūt gavau tokį, nežinau, įkvėpimą iš komandos kažką daryti kitaip ir atvirą pasakymą, kad man netinka taip, kaip yra, aš noriu kažkaip kitaip geras. Žinai, čia gal ateina iš to momento, kad gal vadovai neteisingai supranta tą tokį, vadovas už viską prisima atsakomybę, ne? Aš dabar iš tikrųjų klausau, man ta knyga žiauriai patinka, Radical Ownership.
Vadinasi, ten karininkai iš Irako patirčių, žodžiu, nu, kai visada kariuomenė, žinai, savo bando perkelti į verslą. Man žiauriai patinka, aš gal esu iš tos kartos, kurie mėgsta tokį konkretumą, bet ten viena tokia labai gera mintis, žinai, buvo pasakyta, kad, nu, ta prasme, atsakomybė, taip, pavyzdžiui, vyko klaida, ne, kas atsakingas, vadovas atsakingas. Ir vadovai, žinai, nu, dažnai prisima tą atsakomybę, tarsi, nu, viskas, aš čia dabar kaltas, aš čia esu blogas ir taip toliau ir panašiai, bet tą atsakomybę reikėtų prisimti tą prasme, kad kaip aš galėčiau veikti kitą kartą, nu, ta prasme, pradėti nuo savęs galvoti, kaip aš galėčiau veikti kitą kartą, kad nu, būtų kitaip. Ta prasme, ne į savo ego susikoncentruot, kad, va, koks aš vargšas, žinai, kaip aš čia atsakingas ir dabar čia mane baus dėl to, kad jie kažko nepadarė, bet pagalvoti gerai, o ką aš galiu padaryti, kad veiktų. Tai, žinai, nu, tada gal to įsižeidimo biški nukrenta. Tai man, va, žinai, tai ką ir tu kalbėjai, labai daug yra apie tai, kad, nu, tokiu mes kartais tą savoką, žinai, gal tiesiog skirtingai suprantam. Dalinkimės atsakomybę arba vadovas už viską atsakingas, žinai. Bet už poveikį visai organizacijai kaip sistemai. Ta prasme, jeigu tu čia esi, tu irgi atsakingas už tai, kaip tu kuri santykius. Aš nepareguliuosiu tau dabar, kaip tau kur santykius, bet tu turi daryti sąmoningus pasirinkimus tam tikrų žmogau. Aš čia nuo ko pradėjau, kai žmogus ateina į organizaciją, jis daro prielaidą, kad jam reikės daryti tik tai tą darbą, ant kurio jis deda parašą. Ne, jam reikės ir santykius kurti. Jam reikės rasti kelius pas kolegas iš kitų skyrių. Tam žmogui reikės bendrauti su klientais, o klientų yra visokių. Ne, jūs čia aptarėt labai dažnai situaciją su klientais. Ir žmogus taiga sako, palauk, bet aš ant šito tai nepasirašinėjau. Ir kas dabar galėtų būti dėl to kaltas ir kas turėtų viską sutvarkyti? Vadovas. Tai. Nes aš nedėjau parašo ant to, kad šita situacija man taip nepatiks. Vis iš tų klientų. Oi, aš tai. Aš dėjau parašą, kad aš normaliai aptarnausiu klientą, pavyzdžiui, arba, nežinau, dirbsiu su kažkokiais partneriais ir čia man nekils problemų. Ir jie tada sako, blogai sudėliotas procesas. Blogi klientai. Nefaini kolegos, nes man nepadeda. Kas man visą tai turi sutvarkyti vadovas. Aišku, yra organizacijose vietų, už ką atsakingi vadovai ir mes tikrai galim badyti pirštais už nesužiūrėjimą. Bet man atrodo, kad čia apie sveikumą galim pasišnekėti šitos vietos. Man atrodo, sveika, kai vadovai duoda ir mandatą, ir kreditą, pasitikėjimą, ir labai sveika, kai komanda duoda vadovui ir mandatą, ir kreditą. Ir mes tada sakom, okei, tai sutarėm, kad dabar susitikimas mūsų įvyko. Tai reiškia, šitame susitikime, aš kalbu metaforiškai, mes galim kažką veikti. Bet kartais tas susitikimas neįvyksta. Man seminare, čia porą metų gal viena vadovė sako, va, aš ką tik tapau padalinio vadovė, ateina pas mane senbuviai, sako, žiūrėkit vadovė, mes čia tokia norim kaip ir patarimą duot, kad jums čia geriau sektųsi. Jis sako, aš taip išplečiu akis, ausis atidarau, sako, visa atvira. Jis sako, žiūrėkit, nedarysit staigių judesių, ištversit su mumis pusę metų. Ir man nori gyventi šitą. Ir man šitas pasakymas yra apie tai, kad tu ką tik, miela vadovė, negauni kontakto su mumis ir dabar sukis kaip išmanai. Aš manau, vadovui veikti ne kontakte, aš nekalbu apie santykį, kaip mes čia suprantam, kad ten turi būti kažkoks pasitikėjimas ir kiti dalykai. Tiesiog kontaktas, mes susitikę, mes nežiūrime duris kaip išbėgti, mes susitikę daryti dalykus. Ir vat, pavyzdžiui, man šitas pavyzdys iliustruoja apie tai, kad negaunu aš kontaktų. Nu, bet gerai, o tai ką tokia situacijoje realiai daryti vadovui? Nes tai iš tikrųjų labai dažnai susiduria, žinai, ateina ten, pavyzdžiui, jaunas vadovas, šviežiai paskirtas vadovas, senbuviai sėdi, žinai, ir, pažiūrėsim. Tas, turbūt natūralus yra tas toksai, išbandymas, pačekinimas, pasižiūrėti, aš kaip kažkada tai labai senai mokykloje dirbus, o tiek aš esu išbandymo atlaikius jų, žinai, bėgsi, nebėgsi, skustis, ten šauksi, nešauksi ir taip toliau ir panašiai. Tai, žinai, čia yra kažkokie, tai, nežinau, patarimas gal koks nors? Man atrodo, kad vadovai tokiose situacijose, kuriuose jie jaučiasi labai neapibrėžtai ir blogai, jie vis tiek bando tą poker face laikyti ir sakyti, mane čia jau paskyrė, aš jau čia kažkaip atbūsiu, jau čia pasitempsiu ir dabar nuo manęs čia kaip nuo žąsies vanduo. Nei tau joks vanduo nenubėgs, viskas susigers, tu ten pareisi namo, 4 ryto prabudęs laipėsi sienom. Tai aišku, aš dabar šneku dramatizuodamas ir tas situacijas paspalvindamas, bet jeigu tu atini į naują komandą, tu ir prisiduodi, gali sakyti, žiūrėkit žmonės, mes nepažįstam vieni kitų, jūs turite istoriją kažkokią, aš turiu istoriją, bet mes esam čia tam, kad darytum dalykus darniai ir produktyviai, tai ką man jau bandžiau sakyti pradžioje.
Ir be mūsų visų prisidėjimo, nu, nieko nebus. Mano atsakomybė yra šitie dalykai, jūsų atsakomybė šitie, jos kažkur sutampa, prasilenkia, persidengia, mes galėsime apie tai pašnekėti. Bet žiūrėkit, sėdam prie to stalo ir žiūrim, kaip mes galim judėti toliau. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus gaus frazę, tai čia nedaryk staigių judesių, išdirbsi pusę metų, nu, tai vadovas turėtų pasakyti, žiūrėkit, aš vertinu šitą jūsų mėginimą, dabar mane patestuoti, skamba gerai, ačiū, išsigandau, noriu grįžti prie esminio klausimo. Čia yra apie tai, kad tu esi nuolatos, pasaulis tave bando pastatyti kažkokią tai vietą, kuri pasauliui yra patogi. Bet čia dar viena vieta, čia kai Jūratė klausė, ar normalu pergyventi? Normalu, nes tu esi pastovus priekaištas tai sistemai, kurioje tu dirbi. Tu kvestionuoji, sakai, reikia geriau, reikia greičiau, pigiau. Jau mes 100 metų dirbam, tu čia dabar atėjai aiškiai. Jo, tai tu tampi priekaištu, tai ir priimk, kad tu būsi kartais ir neretai, tarp kitko, nepatogus žmonėm. Ir kai vadovai bando būti patogus pozicijoje, kuri užprogramuotai nėra patogi, manau, kad jie kenčia labai stipriai. Ir tai tampa labai daug kas nenormalu, kaip kad jūs tai naudojat savo pavadinime. Bet kaip tu galvoji, vėl pasakė, ar normalu, aš girdėjau tokią frazę, kad būdamas vadovu nesitikė, kad tu būsi mėgstamas. Čia šalia to turbūt. Jo, ar normalu, kad jisai, tiesiog, man atrodo, kad turėtų būti mėgstamas, bent kažkuria savo dalim. Ar gali būti visiškai, kad nemėgstamas ir vis tiek daro rezultatą, žinai. Kažkas jį turi mėgti turbūt organizaciją. Aš pažįstu tokių, kurių nekenčia visą organizaciją, bet daro rezultatą. Bet mėgimas, man atrodytų, kad mėgimas tai nėra ta galutinė stotelė, kurią mes turime atvažiuoti. Mes turime atvažiuoti stotelę produktyvumo, kažkokio tai sveikų santykių, kad organizacija nebūtų tik darbas, tai gali būti ir puikiai vieta mokytis daugeliu žmonių. Organizacijų, tarp kitko, aš apie save galiu pasakyti, aš daug ką, tarkim, apie emocinį intelektą, apie santykių kūrimą, aš išmokau organizacijose, kuriuose dirbau, bet nebūtinai gyvenime, kuriame aš galbūt tokių vietų mokytis šitų dalykų nelabai turėjau. Man organizacija tai yra beprotiškai didžiulio potencialo vieta mokytis, kur yra krūva nepažįstamų žmonių, jie daug ką daro, ten ne tik į mokymus vaikštų, kasdien mokymas dalyvauja. Ir va čia, būti to priekaištu, tu esi tik tai per tą kampą, kad tu, kaip vadovas, darai poveikį sistemai, kuri šiaip bando susitvarkyti gyvenimą taip, kad jai būtų patogu. Gal šiandien vieną dieną galim nesikeisti, žmonės sako. Vadovas sako, žiūrėkit, šiandien ne ta diena. Turėsim. Ir dėl to tu gali būti nemėgstamas. Bet aš galvoju, kad aš dirbau su daugeliu vadovų kaip pavaldinys, gerai, kaip jų komandos narys, net tą žodį panaudojau, arba kaip jų treneris. Ir aš turėjau vadovų, kurių šiaip tai aš nedraugaučiau gyvenime, jis nėra patys, nebūtų mano mėgstamiausi bičiuliai, bet kai vadovai jie buvo puikus. Ir aš jiems jaučiu didžiulę pagarbą iki šiol ir aš galėčiau išvardinti visus rankų pirštus užlenkęs, kiek pamokų aš iš jų gavau. Jo, norėjau sakyti, čia gal pagrindinis momentas yra pagarba, žinai. Ne tiek mėgti, kiek gerbti, žinai, tą žmogų. Taip, tada tu šiek tiek kitaip žiūri, žinai, kad gal jisai ten grįžčiau pasakė, arba kaip tik jisai paleido, žinai, arba jisai ten, nežinau, susinervino. Tapsime šiek tiek kitaip, nes tu supranti, bet iš kur tą pagarbą ištraukti? Iš supratimo pozicijos. Duosiu pavyzdį, nežinau, man čia žmogus sako, vadovas nesidomi mano darbus. Tai gal tu gerai dirbi, sakau. Tai bet sako, aš gerai dirbu ir vis tiek turi manimi domėtis ir aš pritariu. Taip. Būtų gerai, jeigu vadovas paskambintų, sakytų, klausyk, tu ten dar gyvas? Jo, gyvas. Tai gerai, iki kitų metų. Bet čia pat aš galvoju. Žiauriai, jo. Bet čia pat pagalvoju, žmogus gali save tame momente truputėlį nenuraminti, bet racionalizuoti tą savo būseną ir sakyti, žiūrėk, tokių kaip aš yra dar 14, 27. Ir tikėtina, kad mano vadovas šiuo metu kalbasi su kažkuriuo vienu iš jų, kuris yra kažkoje krizėje arba ten kažkur jo dėmesys tas yra. Ir aš galvoju, ar mes asmeniškai tada iš vadovų tokius lūkesčius galim kelt, kad jis tada visada turi būti dėmesingas, visada mane kažkaip atliepti. Žmogau, kartais organizacijai bus karšta. Mes su vadovais juokavom, sakau,
tapai vadovu, sakau, jeigu tikėsies, kad tau čia kažkaip dabar bus patogu, ir gaisininkams karšta, ir policininkus apspjaudo žmonės gatvėje iki šiol, ir man tai yra baisu, bet tikėtis, kad profesija, kurią tu pasirinkai, neturės tokių nepatogumų, man atrodo, jau. Ir man atrodo, čia mes turime mokyti vadovus, ne ten greitų tokių tips, triks delegavimo ar feedbacko sakymo, bet mokyti labai gerai, ką tai reiškia būti tam vaidmenį. Šiaip romantiškai atrodo kai kurios profesijos. Pavyzdžiui, man labai romantiškai visą laiką atrodė greitosios pagalbos komandos darbas. Rimtai? Taip. Man labai romantiškai, nežinau, kaip ten berniukai visi mano jaunystės laikais norėjo būti gaisininkais. Bet gaisininkams kartais karšta būna. Netgi ne kartais, sakyčiau. Jo, ta komanda greitosios pagalbos automobilinė išgyvena siaubingą stresą, jeigu pažiūrėtumėm filmus, dokumentinius, meninius filmus, kaip jie ten gyvena. Ir ačiū Dievui, tokių filmų yra, kurie padeda suvokti, ką tai reiškia būti. Tai ne ką daryti, o ką reiškia būti vadovu, man atrodo, yra svarbesnis klausimas. Ką daryti, tai tu surasi. Ką reiškia būti, matau, va čia mes šitoje vietoje. Iš kitos pusės, mes vėlgi tarsi uždedam tokį vadovui dar vieną papildomą atsakomybę, išmokti būti toje situacijoje. Priimti savo rolę. O aš neturėčiau mokytis keisti tos situacijos. Pavyzdžiui, netgi ir atleisti darbuotoją, kuris prie geriausių norų, bet jisai nesikeičia. Aš ten su juo ten dirbu, visaip kaip ten jam dėmesį rodau, o jisai kaip sėdi, kaip kelmas, taip ir sėdi. Tai viskas okei. Jeigu tu atlikai visą reikalingą analizę ir tu matai, kad tas žmogus netinka arba A per rezultatus, arba B per elgesį, arba C per abu, tik per šitos du dalykus gali žmogus netikti. Nebent ten yra kažkokie vertybiniai elementai, kur tu matai, kad potencialiai žmogus kenks komandoje. Tai tu ir darai tą sprendimą. Aš jokiais būdais nebandau pasakyti, kad vadovas neturi daryti kažkokių aštrių, svarbių, reikalingų sprendimų. Aš bandau būtent pasakyti, kad tokie sprendimai šitai roliai priklauso. Aš tikrai sutinku vadovų, kurie nustemba, kad atleisti žmogų bus sunku. Arba nustemba, kad pasakyti kritiką bus nelengva. Aš tai dažnai sutinku, kur sako, ne, atleisti neįmanoma. Ta prasme, nes aš sakau, neįmanomų dalykų nėra. Yra kaip ten laiko ir pinigų klausimas, viskas. Labai svarbu ir mum kalbantis labai svarbu nenueiti į karikatūras, tikrai yra karikatūrinė atveju ir vienam kontinuumo gale ir kitam. Aš manau, kad pagal visus statistikos dėsnius Lietuvoje dirba kokie 8-5% vadovų, kurie yra arba į vieną, arba į kitą pusę. Čia yra ta medžiaga, su kuria ir reikia darbuotis, ir apie kurią reikia kalbėti, o ten, kur žmonės yra kraštutinumuose, matyti, jie padarė savo pasirinkimus ir ten jiems yra okei. Ten ta sistema matyti leidžia jiems tam būti. Bet čia turbūt, žinai, iš to noro įtikti ir patikti, man irgi buvo vienas iš sunkiausių mokymosi etapų, tai yra atleisti žmogų. O kaip man šiaip smalsu, kokią tu evoliuciją padarėjai su savo nuostatom ir su vidiniam būsenom, kad iš į. Aš turbūt ir dabar net per mokymus labai dažnai dalinuosi savo patirtim, kad tuo momentu, kai yra lūžio taškas ir tu pajauti, kad tau yra kažkas nepatogu, reikia susirinkti labai tinkamus žmonės šalia savęs. Nes pirmą kartą, kai man atsitiko tas sunkumas, aš pasirinkau guosti savo geriausiai draugiai ir pasirinkau, tada tikrai buvau ganėtinai jauna ir godžiausi mamai, visam savo ratui ir visai kokie tu vargšė, kaip tau ten sudėtinga, kaip tavęs nieks nesupranta. Bet užjautė žmonės. Užjautė tikrai, bet aš iš tų pareigų išėjau pati. Aš atsisakiau, nesakiau ne, man faina su žmonėm gerą ryšį kurti ir negera jį nutraukti, tarsi čia nutrūktų visas ryšys, ar ne? Bet vėlesniuose etapuose aš ieškojau žmonių, kurie geba tai padaryti taktiškai, turi tam įrankius ir savo laikę susiradau tokią coacherę, nežinau, ko jin dabar šiaip verčiasi, bet man jinai turbūt tokį didžiausią proveržį padėjo, kad čia ne tas, kaip ir tu sakai, nepatikti mano darbas yra. Mano darbas yra priminėti sprendimus, kurie yra palankus organizacijai. Sorry, mates, atleiskit, mėly draugai, bet organizacijai to nereikia. Mes galim po darbo apšnekėti, koks tu fainas ir kur tave toliau galima padėti, bet šitoje rolėje man reikia tave atleisti. Čia yra labai subtilus momentas, kaip būti žmogišku situacijoje, kuri normaliu atveju
nėra žmogiška, kuri susikuria tik tai dėl organizacijų vykstančių dėsnių, ar ne? Nu, nei vienas iš mūsų gyvenime neplanavom atleidinėti žmonių, ar ne? Nu, mes draugus mes pasirenkam, mes sakom, nu, pabendrau, Ieva, patinka Jūratė, nu, dar duosiu jai ten kreditų. O su tuo tai jau niekada gyvenime neužjokius tu ateini ir tu gauni. Ir ten sėdi krūva. Ir tau reikia kažkaip priimti vidų į sprendimus, kad čia yra tie žmonės, su kuriais aš kažkur eisiu į žvalgybą, ten kažkada į kažkokį karą, kažkada eisim šventės švęsti, kažkada tiesiog sėdėsim ant kranto. Ir man atrodo, čia yra vieta, už kurią aš gerbiu kiekvieną vadovą. Kiekvieną. Nuo to žmogaus, kuris ką tik tapo, iki to žmogaus, kurio tai yra paskutinė diena, jau turbūt prieš pensiją. Aš manau, kad čia yra ta vieta savo pasakyti, kad iš tikrųjų, mano darbas bus daryti poveikį tiem žmonėm, kurie čia yra, ir jie patys irgi čia dar išsigandę vieni kitų yra. Jo, labai gerai, žinai, kai aš klausau tavo istorijos, labai gerai, kada mes galim kai kurios dalykus nusinešti ir gauti paramą, palaikymą tenai, šeimoje, aplinkoje artimiausiai, kurią mes pasitikim ir dažnai besąlygiškai, bet aš manau, kad mes tą patį turim turėti ir organizacijų, arba bent jau galimybės tą daryti su ta pačia komanda, nes jeigu vėl žiūrėt, aš visada mėgstu paradoksus apie organizacijas. Mes bandydami organizacijas kurti ir daryti efektyvias, produktyvias, daug dalykų iš jų išimam. Santykiai, trukdo darbo. Emocijos, trukdo. Gerai, šitie du čia per daug draugiški, gerai, atskiriam, pasodinam atgal kažkur tai ten. Gerai, šitie trys čia, šitą grupelę per daug dažnai rūko, uždraudžiam rūkyti ir išskirstom. O Dieve, man įdomu, kur nors suveikia uždraudimas rūkyti. Aš tiesiog dabar, žinai, beriu pavyzdžius, bet aš bandau pasakyti, mes daug ką išimam santykius, jausmus, mes išimam pasvarstymus, abejonės. Daugelį organizacijų negalima abejoti. Girdėjot? Taip. Tu negali. Išimkim abejonės. Ir išimkim kažkokį tai silpnumo parodymą. Išimkim buvimą žmogum. Ir tada, kai mes išimam, mes liekam tik su imitacijom tokių dalykų. Ir tada man būna netgi gaila ir personalo žmonių, kurie bando taip sudėti atgal tos dalykus. Tai dabar apie feedbacką pašnekėkim, dabar apie santykius pašnekėkim, dabar sugrąžinkim, būkim geri vieni kitiem. Mes jau buvom, mes tiesiog išėmėm tai. Išėmėm, jau. Ir tada vėl grįžtant prie to, kas yra vadovas. Vadovas yra tas žmogus, kuris bando kažkaip tuos pačius dalykus, kurie žmonės daro žmonėm ir kuria sveikus santykius, jie irgi bando atgal sugrąžinti. Ir aš tikrai pažįstu, ir jūs pažįstate tokių vadovų, kuriems tai yra svarbu, jie bando tą sugrąžinti savo pavyzdžių, kurdami kultūrinę infrastruktūrą kažkokią tai ir taip toliau. Bet jeigu tu esi vadovas, kuris tik išiminėja, vardan daromo darbo, tai tu jau net ne vadovas, tu tiesiog vadybininkas ir jokia organizacija neveikia be to audinio, nes mūsų santykiai, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, kad konkretus būčiau. Dažnai vadovas sako, ką man tie metiniai pokalbiai, mes ir taip pasišnekam. Gerai, apie darbus pasišnekat, o tu pasišneki, ką žmogus paskutiniu metu organizacijų išgyveno, kaip jis tvarkosi gyvenimą darbą, kaip jis tvarkosi šeimos energiją šeimai, energiją darbui. Tai jeigu bus problema, ateis ir pasakys. Jo, kai bus problema, tai atsineš pareiškimą jau. Bet čia yra apie tai, kad mes bandydami būti efektyvūs, netgi ir bendradarbiaujantis, ir darnus, ar ne, aš panaudoju šitą žodį, mes galvojam apie būdus, kaip tą padaryti, bet būdus, kuriuos pasirinkam, jie nebūtinai yra išmintingi. Mes tiesiog išimam, kas tam trukdo, bet vėliau suprantam, kad dalykai, kuriuos mes išėmėm, yra labai žmonėms reikalingi dalykai. Ir vadovai turbūt turi turėti galvoje šitą dalyką. Aš nekalbu apie buvimą minkštu, ar ten, kaip vadovai juokauja perdėm kokiu tai demokratišku, kur atiduodu ten dabar darykit, ką norim. Ne, aš tiesiog atkreipiu žmonių dėmesį į dalykus, kai reikia juos atkreipti dėmesį. Bet tu palėtei, žinai, tą temą apie minkštumą. Ir aš užaugau tokioj korporacijoje, kur minkšti vadovai neturėdavo galimybės išgyventi. Suprantama, kas jiems nutikdavo. Greičiausiai to organizacijai daug kas išimta. Taip, ir aš galvoju, jinai labai stipriai suformavo tam tikrų laikų ir po to, kur aš ėjau, tai kiekvieną kartą, kai manyje gimdavo ten emocija, minkštumas ar dar kažkas, aš tarsi save taip biškai padžedžinu, kad čia jau netinkamas elgesys. Tu racionalizuoji, ko gero, kai kurios dalykus
Jo, bet kiek dabar, žinai, tas vadovo, nu, tarkim, minkštumas, ar ne, nu, jisgi norisi subalansuoto, nieks nebenori tų, kurie, ne, tenai visiškai be emocijų valdo, irgi, žinai, vien tik tai racionalus. Jo, dar papildant tavo, visą laiką sukosi, žiūrėk, ateina naujos kartos į darbo rinką, žinai, tas turbūt irgi keičia, nu, tą požiūrį, žinai, aš atėjau nu, nesvarbu, ar iš korporacijos, ar iš santvarkos, ar iš dar kažkur tai su tam tikrai savo, žinai, irgi tokiais kietais, nežinau, tiesmukais galbūt metodais, dabargi žmonės, nu, su mama ateina į pokalbį, ką man darys su tokiu žmogu. Jo, vėlgi, būkime atidus dėl karikatūrų, gal ne. Bet čia ne karikatūra, čia reality. Bet jo, kad to jautrumo yra taip, vėl, aš mėgstu atsitraukti ir pažiūrėti iš toliau. Mes gyvenam žiauriai gerai. Taip gerai kaip šiandien, kada mes dabar kalbam ir tada, kada žiūrovai žiūrės, klausytojai klausys. Visi pagalvokit, taip gerai kaip šiandien dar negyvenam. Čia tai sutinku 100%. Išeinant iš šito, kai mes gyvenam tikrai gerai, mes pradedam atkreipti dėmesį į dalykus, kurių mums tikrai norėtųsi, nes mes jaučiamės jų nusipelnę. Kiekvienas iš mūsų nusipelnėm sveikų santykių organizacijai. Nusipelnėm kažkokio tai darbo gyvenimo balanso. Nusipelnėm turėti savo asmenį gyvenimą, turtingą asmenį gyvenimą, kuriame man reikia laiko ir resursų mano galbūt brangiem hobiam, kurie mane daro laimingą ir sveiką žmogų. Ir aš noriu ten turėti kažkokį hibridinį darbą, kad galėčiau ir dalykus pasidaryti gyvenime ir organizacijoje. Ir aš manau, laikmetis, epocha šitą, ar nežinau, gal epocha per didelį žodį, bet laikmetis, geriausias žodis būtų, leidžia mums norėti dalykų. Ir tu, Jūratė, kai apie save pasakoju, aš irgi iš tos kartos, kur man sakydavo, padaryk, atleisk, mes tau skambinam per kūčias, bet žinok, reikia atbėgti į ofisą ir aš bėgdavau į ofisą. Taip, ir bėgdavau į ofisą. Šiandien tu, kai vadovas, turbūt apie tave rašytų LinkedInas 2 savaitės, kaip tu taip sugebėjai. Čia mobbingas koksai. Ir mes vėl, aišku, dabar švytuoklę, ne, į abi pusės. Bet jeigu tą švytuoklę kažkur sustabdyti ir taip pasižiūrėti atidžiai, nu, aš galvoju, žmonės nusipelno, kaip sako, nusipelnėm gyventi geriau. Ir nusipelnėm, ir bandom. Ir santykių prasme mes nebenorim to hierarchinio, tokio eik padaryk, ar ne? Aš noriu kažkokio tai sveiko santykio, bet čia pat mums labai svarbu pradėti galvoti apie tai, ar mano lūkesčiai tam tikrose situacijose yra adekvatus. Kitaip tariant, kartais organizacijai bus aštri situacija, krizinė, kurią reiks įveikti, bet jeigu aš atinu su lūkesčiu, kad aš pastoviai turiu būti ramybės būsenoje ir mano streso lygis neturi viršyti kažkokio, tai natūralu, kad organizacija bus ta vieta, kur kartais viršysi tą streso lygį, kartais tu įsitrauksi į konfliktą, kartais tu būsi kambaryje su žmogum, su kuriuo tu šiaip gyvenime gal nesirinktum būti. Ir tai ne apie darimą nuolaidų, tai apie supratimą, ir čia, kaip jau tu sakai, mane išmokė, aš nemanau, kad per skausmus kažkokius kažką mokyti reikia, bet tai išmoko pasaulį priimti įvairų. Pasauliui šiaip tu nesi labai įdomus. Pasaulis nesirūpina, kaip tu čia dabar jautiesi. Ir jeigu tu sėdi ir lauki, kol pasaulis nuspręs, kad tu čia kažko nusipelnai ir dabar tau būtinai tą turi duoti, nu, ilgai gali tekt laukti. Taip. Ir aš galvoju, tada yra labai vieta susitikimui ir pradėti kalbėtis, kalibruotis. Gal mano lūkesčiai buvo vienokie, gal pasiedukuoti reikia, gal su kolegom reikia pasišnekėti vyresniais. Ir vadovui reikia atkreipdėmėsi, jo, Tomai, matau, kad tu truputėlį gal nerimauji, gal ne to tikėjasi, pasišnekėkime apie tai. Man tai yra apie susitarimą, aš galvoju, nu kaip taip sunku susitarti, nu pasirodo sunku. Nu sunku susitarti, iš tikrųjų, aš irgi visą laiką akcentuoju, kad pagrindinis dalykas yra susitarimai, lygiai taip pat, žinai, ir kai apie tas kartas kalbam, ateina visokių, nenorėčiau niekaip, žinai, čia hiperbolizuoti tų kartų reikšmę, kad ten jau tie zoomeriai tai tik tokie, o X-ai tai tik tai tokie ir ne jokie, ne kitokie, tikrai visokių yra visur, bet turbūt pagrindinis dalykas, nu, žinoti, nes kai pradedu aiškinti, kaip, žinai, kokios tendencijos yra ten zoomerių kartoje, ypač, vat, X-ai pradeda reaguoti, tai ką aš čia dabar turėsiu, žinai, prie jų derintis ir taip toliau. Ir vėl kontinuumo galas. Jo. Ta prasme, nu, tai ne tai, kad derintis,
patys, bet tu turi žinoti, kokie jie ateina ir ieškoti, kaip tu gali, ką tu kalbėjai, kaip tu gali su jais dirbti, kaip tu gali susitarti, kaip mes tu jam paaiškini, kaip mes dirbam, pasižiūri, kaip jisai, norėtų, galėtų, nežinau, sugebėtų ir ieškom, kur, žinai, tą naudą išpešti iš to. Aš čia, žinai, kalbant apie kartas, reikalinga edukacija, kaip būti toj pačioj organizacijai. Ir tikrai bus sunku, kada gausi iš vadovo feedbacką kažkokią, tai gausi prašymą, gausi lūkestį, bus atkreiptas dėmesys į tavo elgesį, į tavo kažkokį įsitraukimą, į tavo, nežinau, ūpą, motivaciją. Tai irgi čia galbūt žinutė net ne vadovam, žinutė visiems, kas dirba organizacijų. Supras, kad būti sistemoje, šiuo atveju organizacijų, tu irgi atsakai už savo buvimą ten, kaip ir bet kur suaugusių pasaulyje, tu atsakai už savo buvimą. Jeigu tau kažkokia vieta ar pasirinkimo tavo pasiekmė nepatinka, tai pasiklausk savęs, kas buvo, kai tu darai tą pasirinkimą. Tai paskyrė ir esu. Tai man atrodo, tai nėra labai toli vedantis požiūris. Bet po 15 metų jie šitaip išbūna. Bet aš tai nuimsiu akcentą vėl, turbūt darau jau kelintoj laidoj tą patį, kad man tai čia nieko nesiskiria nuo mano kartos, kurie irgi atėjo į darbus visokie. Pavyzdžiui, aš turėjau kolegą, su kuriuo mes dirbom call centre ir jisai padirbo ten gal mėnesį ar 2 ir sakė, čia nesąmonė, aš einu barmenų dirbti, nes ten man nieks neaiškina ir nieks ant manęs nereikia, o jeigu reikia, aš jam nepilu. Ir viskas, ir ten baigėsi. Ir jisai šiaip, nežinau, tikrai daug metų labai dirbo barmenų ir niekad neėjo į ofisą. Tai tarsi čia dabar zoomeriai, jau yra išskirtiniai kažkokie ir nenori dirbti ten ar ofise ar kažkur. Man atrodo, tai yra jauni žmonės, tik tai gal šiek tiek daugiau žinantis, ko nori iš gyvenimo. Čia mes turėjom neseniai vieną irgi situaciją su vadovais, kada vadovas pasakė grįžtamą į ryšį. Žmogus sako, tai viskas, ką man dabar jau, aš jau kaip ir atleidžiamas, ar ne, aš jau niekur nebetinku. Vadovas susima už galvos, sako, žmogau, čia buvo vienas momentas mūsų visam plačiam darbe, kur aš atkreipiau tavo dėmesį į klaidą ir ją reikia pataisyti. Tai žmogus savo priskyrė, kad su manim kažkas netvarkoj, aš čia netinku, mane išmes. Ir reikia padėti žmogui iš toj situacijų pasižiūrėti. Čia nėra apie tai. Tai yra tik apie vieną elementą. Jų dar bus N+K, jų dar bus net nežinau kiek. Bet, čia yra apie tai, kad mes galim labai apkaltinti jautrumu ir pasakyti, kad jie ten kažkokie nepasiruošę ateiti į organizacijas. Bet aš manau, mes turim padėti žmonėm būti ten, padėti ateiti. Man čia vėl apie susitikimą. Kaip mums susitikti? Susitarimas galbūt bus nepatogaus, užtruks, stumdysimės, tu netiksi, kitą paimsi. Bet man čia yra svarbi žinutė vadovam, kad šiaip vadovai yra atsakingi už vidinį organizacijos susitikimą. Kad kai susitinkam, mes kažkaip veikiam. Jo, ir čia, žinai, čia dabar palėtė tokią temą ir aš prisiminiau, tokia gal tarsi paralelinė tema, bet iš tikrųjų tai tas tavo straipsnis LinkedIn, tarp kitko rekomenduoju pasiekti Tomą. Labai gerų straipsnių parašo ir jeigu jau pažiūrėjote iki čia, tai pasiekite ir mūsų laidą, uždėkite ten kažkokį tai ženkliuką, kokį jums norisi. Ir tavo straipsnis tas buvo apie jautrumą. Šiandieninėje aplinkoje, kur ten tiek daug chaoso, taip mes pasidarėme, super jautrus viskam. Mane asmeniškai tai erzina, netgi jau nešaržuojant, žinai, bet visiškai natūraliai erzina, nes aš esu tiesmukas, kieta kaktė, nežinau, kaimietė, kaip norit, galit mane vadinti, bet aš esu tas žmogus, kuris mėgsta sakyti tiesiai šviesiai tai, ką aš galvoju. Man reikia daug pastangų įdėti, kad apviniočiau vatą, bet jis vieną išlenda tie spygliai, žinai. Tai geriau jau neviniok, Jo. Tada išlenda per kūno reakciją, žinai. Tai ką daryti su to jautrumu? Tas ir vadovo darbė, aš įsivaizduoju, trukdo, ir šiaip tarp žmonių susikalbėjimui, ir net ir grįžtamam ryšiui visame kame. Atsitraukim vėl. Kiek čia galima traukti? Jo, žinai, mesgi čia nesam kažką life changing dabar. Įdomu pasamprotauti, žinai, apie tą jautrumą. Šiandien, man atrodo, aš dabar taip truputėlį įmesiu irgi, man patinka tavo cinizmas ir sarkazmas, čia aš noriu atkartoti. Man atrodo, nebūti jautriu visom prasmėm, yra ne fasonas. Tu turi būti įsižeidęs biškian kažko. Biški, jo.
Jeigu tu šiandien kažkuo nepasipiktinęs, tai gal tu nebeatsakingas, gal tu nebepatriotiškas, gal tu neįsitraukęs, gal tu neturi nuomonės apie kažką, ar ne? Ir šiandien man atrodo, kad kai aš kaip kažkada vairavau ir galvojau, ilgas kelias, bet galvojau, ką čia galima būtų apkaltinti, kabutėse už tai. Aš galvoju, socialiniai tinklai yra puikiai reprezentuoja šitą. Nes tu atsidarai socialinį tinklą, ten yra daroma viskas taip, kad tu kuom nors pasipiktintum. Jeigu tu nesipiktini kažkokiu pasauliniu įvykiu, nes šiandien, ačiū Dievui, dar nieko galbūt nenutiko, o šiaip tai nutiko, tu apie tai dar gal tik nežinai, bet tu rasi jau kokį tai tau siūloma influencerio arba anti-influencerio nuomonę, kuri tave jau supykdys. Yra ta vadinama conflict ar confrontation economy, kuri veikia iš to, kad tau sukuria erzulį ir tu tą savo erzulį įdedi į tinklą, tinklas tuo erzuliu maitinasi ir tai vyksta veiksmas. Ir man atrodo, mes taip toli nuėjom, kad nebepafiksuojam savo reakcijų pačių ir į ką mes iš tikrųjų reaguojam ir apie ką yra mūsų nuomonė, iš kaip jinai susiformavo. Ir dažnai tai būna net nebe mūsų jau nuomonė, kažkoks bendras konsensusas arba burbulo konsensusas. Ir vat iš čia žiūrint, aš galvoju, tie žmonės, kurie truputį pasidaro tą detoksikaciją nuo socialinklų, jie tokie tampa truputėlį ramesni, labiau tokie ant žemės atsistoja, sako, palauk, kažkaip čia viskas ir su manim okei, ir su pasaulio okei, va šitą vieną dieną buvo okei. Aš galvoju, tam tikrai triukšme, kuris šiaip tai nukreiptas yra į mūsų pasipiktinimą, mūsų trolina. Jo, čia tas manipuliuojama. Tai yra aukšto lygio manipulacija, kuri liečia mūsų turbūt fundamentalius tam tikrus poreikius. Ir mes ištreniruojam šitą įsižeidinėjimą, šitą jautrumą ir aš atsidarau ir mes vakaras už mano sėdim oro uoste, sakau, bet tu matai, o tu šitą matai, o pala, aš tau šitą parodau. Ir mes abu pradėjom ginčytis. Kuris yra. Ir mes pradėjom ginčytis, po to paėmėm ChatGPT, įmetėm ten tą objektą į ChatGPT, dar ChatGPT aš sakau, aš tai nesutinku, aš tai. Ir su ChatGPT net ginčiatės. Jo, ir sakau, žiūrėk, kas dabar vyksta. Ir jis sako, bet gerai, kad turim diskusiją. Sakau, diskusiją turėti yra labai įdomu, bet tai gerai, čia tu, čia aš. O dabar paimk 100 nepažįstamų žmonių, kas nutiks. Ir ten bus cancel. Taip. Ir bus daug jautrumo. Nu ir žinai, aš bandau patį reiškinį suprasti. Ar čia dabar kažką mes galim padaryti, edukuotis? Suprasti savo reakcijas kartais vadovui, reiks paaiškinti, žiūrėk, šitas kolega tau pasakė, greičiausiai turėdamas galvoj tą, tu sureagavai greičiausiai remdamasis tuo. Aš tikiu, kad jūs galit kartu kažkaip dar toliau dirbti. O ar tu tiki? Nu jo, pabandom. Sėdam 3 pasišnekam. Ir tai yra atida kiekvienai tai situacijai, kol, jie grįžtų prie tavo atveju, kol žmogus nepasakys, aš kažko išmokau. Aš grįžtu prie to, organizacija labai moko gyvenimo. Realybėj, gyvenime. Kuriant santykius su nepažįstamai žmonėm. Kad erzina tas jautrumas, Aš tai dabar tyliu išsišiepus, nes aš vakar norėjau dėti postą į LinkedIną su paburbuliavimu apie kitus postus. Lemba. Čia žinau, išsemta tema, jau pavėlavai. Tai dabar galvoju, gerai, kad nedėjau, nes galvoju, sekmadienis netinkama diena. Bet tai buvo, palauk, savaitgalį buvo. Aš kiekvieną kartą atsidarau ir būna, kas nors, kai stokoja turinio, sako, aš įdėsiu apie... Bet čia ne dėl stokojimo, bet aš pagalvoju apie tą, kad tiek daug vieno tipažo postų, ten konkrečiai eina apie tai, kokie darbdaviai netikėliai ir nemoka tinkamai ten atsisveikinti, priimti kandidatų, kurių būna 100, kiekvienam turi parodyti dėmesį, ar ne? Ir aš matau vis tas pats per tą patį ir atrodo, ar jūs buvot kitoj pusėj? Vadovų, kuris atsirinkinėja ir kuris gauna tą masę nesąmoningų svekų. Bet matai, tu piktinėsi pasipiktinimu, čia dar kitas lygis. Čia jau aukštesnis levelis, ne? Čia jau kitas lygis. Aš manau, labai geras lygis. Jeigu būtum piktinasis darbdaviais, sakyčiau, dar vienas. Bet tai nestoji ginti ten tų darbdavių, nesiginčiai su tais komentatoriais. Ne, aš komentatoriuose aš nekomentuoju, aš dedu žinutės ir viskas. Bet atliepiant labai kažkaip taip pajaučiau, apie ką tu šneki, nes iš tikrųjų, kaip čia, žinai, ir viduje jau burbėjimas jisai kyla, nepaisant to, ar čia mano, ne mano tema. Tinklui reikia tavo reakcijos, jis gaus bet kuriuo atveju, nebent tu neturi appso. Bet jeigu turi appsą, tu
mūsų prigimtyje mes turim turėti kažkokią poziciją sociume. Jo, bet žinai, tas blogiausia, kad mes ateinam su tuo į tos būtent darbo santykių, žinai, ir tenais tikrai yra žmonių, kurie sėdi ir laukia, kad mano ego čia yra svarbiausias ir visi turi, žinai, prie manęs kažkaip tai derintis. Jeigu man be emodžio parašė, tai aš jau įsižeidžiau, jeigu man ten kažkas kažko nepasakė, aš jau įsižeidžiau. Jeigu uždėjo emodžių, tai uždėjo ne tokį emodžių, dar labiau įžeidė mane, žinai, ir tada prasideda iš tiesų vadovų, nežinau, ne tik vadovų, gal net ir kolegų tarpe, žinai, tas toksai, elementarus nesupratimas, ką dar reikia padaryti, žinai, kad, ta prasme, normaliai bendrauti. Man tas dėl tų emodžių, gal dabar biškio ne topikas, bet aš noriu atkreipti dėmesį. Mano laikais sakydavo, tu matei, kaip jisai į mane pasižiūrėjo? Tai čia tas pats emodžius. Kadangi žmonės dabar bendrauja žinutėm, tai jie deda emodžius. Ir sako, ne tą emodžių uždėjai. Ne tą. Ne taip pasižiūrėjai. Arba passive-aggressive, jeigu šypsena gali. Niekur mes labai toli nuo to nenuėjome. Bet turim mandrus pavadinimus, žinai, passive-aggressive, ten mobbingas, dar kažkas. Labai gerai, kad mes turim tos terminus, jie padeda mums supras geriau pasaulį. Kita vertus, mes tos terminus naudojam kaip kažkokius sloganus ir kažkokius lozungus. Ir klausimas, kokį tu turi gebėjimą mokytis. Ir va čia vėl galim prieiti prie organizacijos, kad į organizaciją mes galim žiūrėti, kiekvienas žmogus gali žiūrėti kaip į vietą mokytis, ne vietą mokytis atlikti savo darbo, ten vinies kalt, ar ten su klientu šnekėt, bet vietą mokytis būti šitam pasaulyje. Nes šiaip būti pasaulyje, turbūt daugelis sutiks, yra sunku. Ir tu arba turi kvalifikaciją tam tikrą būti šitam pasaulyje, ją kažkaip bandai, ir man tavo pavyzdys yra labai apie tai. Gerai, o tu nuoširdžiai tiki, žinau, aš dabar vėlgi perfrazuoju, kai kurios, kadangi pastaruoju metu nemažai dirbu, žinai, su tokiais gamybinio profilio, techninio profilio žmonėms. Tu nuoširdžiai tiki, kad, pavyzdžiui, kokį nors darbininką, kuris iš tikrųjų tiesiog kala vinis, jisai turi tą norą mokytis? Nebūtinai, ne. Bet čia pat yra mokymosi dalis suprasti, kad kai kurių dalykų aš gyvenime nepakeisiu. Tai tada aš jį tiesiog palieku su tom vinim ir atšauk žvairyje, ne? Dirbk tą savo darbą. Kai tu paminėjai gamybininkus, aš turiu galvoje vieną, gal dvi dabar jau kompanijas, kurios sugebėjo per metus laiko sukurti tokią komunikacinę infrastruktūrą, susitikimai, pokalbiai su darbuotojais, kur tie patys, kai mes sakom, žmonės, kurie ten prie linijos stovi ir nuomonės neturi, jie pradėjo ir nuomonės sakyti, ir dalyvauti, ir pasiūlymus duoti, ir vadovai džiaugiasi sveikumu. Bet jeigu ne tie vadovai, kurie patikėjo, kad šitas fundamentaliai, esmingai mūsų organizacijai reikalinga, nieks nebūtų įvykę. Joks ten nei konsultantas, nei tegul neįsižeidžia HR žmonės nepadarys, jie gali tik pasiūlyti, jie gali duoti skriptus, jie gali duoti lenteles, infrastruktūrą sukur, bet jie neturi tiek valdžios užgrūdintai pasakyti, mes sėdėsim kambarį tol, kol tu nepradėsi šnekėti. Okay. ir man tie vadovai pasakojo, sako, pirmas susitikimas, sako, aš galvoju, išprotėsiu, antras, galvoju, išprotėsiu, trečiam kažkas pradėjo vykti, sako, penktam jie pradėjo šnekėti. Jis sako, aš dabar nuo mano galvos nuėjo daugybę darbo, jie patys ateina, sako, tarpusavę pasišneka, išsisprendžia ir pasidaro. Anksčiau būdavo, aš gaunu ten nuo linijos per 5 vadovus aukštynų man pasiekia laiškas, kad tas negali dirbti, nes neturi varžto, kurį turi duoti anas. Onas varžto neturi, nes tam duoti nenori, nes jis... Onam vadovas nepasakė, kad jis turi duoti varžtą, o tam tada nepasakė dar kitas. Jo, ir kas yra blogiausia, kad tokias problemas mes laikom tokiam techniniam problemam ir bandom su procesais tą aprašyti, bet žmonės yra žmonės, jie turi visokių dalykų savyje ir mums reikia susitarti, kaip mes čia veikiam. Procesą aprašyti galim, bet atrodo, jūs esat tie žmonės, kurie puikiai matė, kiek procesų guli stalčiuose. O, taip. Klientų aptarnavimo standartas, man atrodo, būtų puikus pavyzdys. Vienas iš turbūt mes jau kalbėjom kažkurioje laidoje, kad jeigu nėra tikėjimo iš visų pusių, tai ten gali rašyti, ką tik nori, gali ant sienos kabinti vertybės, ar dar kažką, bet jeigu žmonės, netiki, kad taip yra. Tai ir aš suprantu, kad toks kalbėjimas, aš taip noriu dabar biškį ugniais apimti, klausytojui, vadovui ar vadoviai gali atrodyti, klausiau, nieko nepasakė, ką daryti. Ir aš galvoju, ir gerai. Ir gerai. Gerai kam? Pasakysiu, kodėl gerai. Aš noriu, kad tas klausytojas
jeigu išgirdo, ar klausytoja, jeigu išgirdo kažkurią įdomią vietą, čia pat pasimtų ChatGPT ir pasakytų, aš išgirdau va tokį sakinį, va tokią frazę, va tokią mintį. Praplėsk man, prašau, praktiniam lygmenį, ką jinai reiškia. Duok man keletą šaltinių ir knygų, kurios apie tai rašo. Papasakok man pavyzdžių, kokios organizacijose tai veikia, kada neveikia. Aš noriu sukurti apetitą. Aš negaliu pamaitinti viso pasaulio, aš negaliu duoti atsakymų, jūs negalite duoti visų atsakymų, nieks jų neturi. Bet mes galim padėti vieni kitiems susidominti kažkuo, tai susidomėti, įsitraukti, atpažinti dalykus kažkokius, kurie vyksta savie, o resursų, kur tai padėta, man nereikia šiandien žinot tų 5 tipsų, kaip duoti feedbacką. Ten yra 25 tipsai, kurie yra visada pas dirbtinį intelektą arba bet kurioje knygoje. Bet jeigu tu neturi apetito, ką veiksi su tais tipsais? Man toks jausmas, kad tu ir į pačią vadovavimo tą vaidmenį patį, irgi sudėjai labai gerus skirtinius, tokius turėti smalsumą. Ir aš galvoju, pavyzdžiui, aš sulaukdavau tokio, kad man atėjus, tai organizacijoje atsirado chaosas. Tarsi norma yra tik tai tvarka, bet jeigu reikia chaoso, kad įvyktų pokytis, tai tikėtina mano vaidmuo yra kurti chaosą. Čia tu chaosą sukūrei kažkur. Ne, žmonės taip pat yra kaip chaosą, bet tarkim, čia, žinai, aš kaip sakau, pradėjai remontą daryti, tai neik į butą. Palik žmonėm, kurie tą daro. Nes kai jeigu ateisi vidury remonto, bet viskas kaba, nusilupia ir taip toliau. Bet kaip aš nekontroliuosiu, o jeigu jie tenais kažkur ne taip įsivaizduoja, kaip aš įsivaizduoju. Bet kitas, žinai, ką norėjau, kur link norėjau nueiti, kad man, pavyzdžiui, faina, kad darbuotojai turi smalsumą. Ir aš visą laiką vis irgi, o ką daro, dar kaip kitaip, o kas daro, o kas tau dar įdomu. Ir viena minčių irgi tokia apie tos pokalbius, tikrai ne su visais būna patogus. Ir aš galvoju, su vienu žmogu mūsų pokalbis prasidėjo nuo 10 minučių, mes daugiau tiesiog neišbuvome pokalbyje. Atrodo, nėra apie ką šnekėti. Antras 15 minučių, po pusės metų žiūrim, kad valanda, jau žinai, jau reikia stabdyti kažkur, tai žinai. Tai tas man gal vadovo vaidmuo, apie ką man šiandien iš to pokalbio, apie pastebėjimą pokyčio. Žinai, kas pasikeitė man būnant vadovu. Ne apie tai, kas yra šiandien, nes visada bus kas spręsti, arba hostas, arba procesas, arba žmogus, bet kas keičiasi nuo to pirmo susitikimo. Ir dabar, kaip mes dabar susitinkame. Plius nepamiršti, žinai, mes kalbėjome su tavim apie tą quiet quitting, žinai, kur yra žmonių krūva, kurie, krūva, net tiek ir mažai iš tikrųjų. Kiek mes ten tada sakėm, 38, apie 40%, kurie tiesiog sėdi ir, žinai, jau atsitraukia. Mintise yra išėję, bet nieks nieko nepasiūlo. Bet tai, ką mums reikia labai svarbu suprasti, vėl, pavyzdys, ką veikia vadovai. Tai, kad quiet quitini, tai nėra, kad atsikėliau ir šiandien nusprendžiau quiet quitini. Tai yra daugybės dienų procesas, kurį tu kartais apčiuopi, kartais neapčiuopi, bet tu dreifuoji tą pusę. Ir jeigu organizacijų vadovas sako, matau dar gyvas. Kvėpuoja. Netrukdysiu dirbti. Čia, kai vadovas sako, netrukdysiu dirbti. Labai beje klaidinga nuostata. Tokia pat klaidinga, kaip pasakymas, kad jeigu komanda gera, tai jai vadovo nereikia. Šiaip irgi labai klaidinga, man atrodo. Anksčiau ir vėliau kažkas nutiks toj komandai ir reikės padėti tai komandai susitvarkyti. Aš grįžtu prie to, ką sakiau, kad mes turim kažkaip į tos dalykus atkreipti dėmesį ir negalim jų palikti taip savaime. Vieną kartą per metus susitikdamas su žmogum turbūt nepastebėsi šitų dalykų. Už tai yra, pavyzdžiui, puikia infrastruktūra kažkur, yra tie stay interview, ar ne, tai kur tu esi, Tomai, kas su tavim vyksta, ką tu išgyveni paskutiniu metu, kaip tu derini, matau, labai gerai pradėti tokį pokalbį nuo rezultatų, matau tavo rezultatai, gerėja stipriai, prastėja stipriai, tu kažką tai darai, nedarai, tai kur tu, kas vyksta pas tave. Mes sakom, mes kažkaip organizacijas jiem tik su protu, ten yra ir širdis, ir žmogus ir išgyvena, ir santykius turi, ir daug ką patiria, ir kartais piktinas, ir sako, kad kava ne ta, ir jam kava ne ta, gerai, gal mes nepirksim dabar visam ofisui kitos kavos, bet... Imti iš viso kavą, kaip čia vienas. Aš matau, kad mūsų laikas jau keliauja į pabaigą ir dar savo sąraše mūsų su Jūrate turim tokį vieną klausimą ir galvoju, kad visai gal faina jau užbaigti. Kaip manai, Tomai, ką vadovas gali
ir ko jisai negali. Nu, kaip jam atskirti tą savo atsakomybę, žinai, būnant vadovu. Nežinau, ar geras klausimas pabaigai, bet man jisai kažkaip taip suskambėjo. Klausimas yra klausimas. Žinai, man jisai, kai aš išgirdau, aš galvoju, ar darom antrą dar laidą, žinai. Nu, galim, Galėsim, jo, pakartoti. Ja, aš manau, kad vadovai turi pakankamai galios, jie turi tą mandatą ir turi turbūt kvalifikaciją tokią vidinę ir savo tam skill setę, tai vadinamam, daryti poveikį sistemai, kuri šiandien kažkaip funkcionuoja. Aš taip mėgstu sakyti, šiandien ta sistema yra latest edition. Ar jis yra best ar ne? Aš kažkada vairavau vieną automobilį, kuris buvo, nusipirkau visiškai naują, bet tas modelis atrodė baisiai lyginant su senesniais. Jis buvo latest edition, bet, negeriausias vaizdas. Ir va ta organizacija, tavo komanda, šiuo metu yra naujausia versija. Naujausia. Ar ne geriausia versija, va čia turbūt klausimas. Ir ką gali vadovai, tai iškelt šitą klausimą organizacijai, komandai, lokaliai. Čia kaip ir šeimoje paklaus, klausyk, kaip tu manai, mes okei? Mes okei. Tai jeigu mes okei, tai važiuojam. Ir va tą galim. Ko negalim, aš manau, mes negalim padaryti pilno poveikio žmonėm, apie kurį mes svajojame, kad mes jį galim padaryti. Neužtenka trenkumščių, reikia dar, kai kažkur vamzdis stovi remtas, atsiprašau už tokią labai gal dramatišką metaforą, bet taip yra, ten taip yra sutvarkyti dalykai. Ten tai, ko negali tu, padaro vamzdis. O va čia mes galim, turbūt, mes negalim kažkaip tos valios perlankstyti žmogui, mes galim tik jį pakviesti į susitikimą. Ir galim tik tikėtis, pastangą įdėję, kad tas susitikimas kažkaip praeis. Tai žinai, klausimas filosofinis. Aš taip, ir kartais nuspręsti, kad gal aš iš tikrųjų ir neturiu būti čia. Ir gal tai nėra mano darbas, kurį aš labiausiai norėčiau daryti. Gal, ar ne, tas kolega, kuris išėjo į barą ir jis ten yra okei, bet kokį mes kitą vietą galim pasirinkti. Man apskritai turbūt norisi palikti klausimą, kad mes gyvename kiekvieną dieną darydami pasirinkimus, bet po to skundžiamės dėl pasiekmių kažkam kitam, kai patys tos pasirinkimus padarėm. Taip, kartais nežinom, neturėjom galimybių sužinoti ir vadovams labai, man atrodo, svarbi vieta yra tampant vadovų ir organizacijoms kartu, kurios kviečia vadovus vadovauti, užduoti klausimą, ar šitas žmogus ir ta rolė gali būti dermėjai. Ne tai, kad ar sužiūrės tam procesus, ar ten resursus sutvarkys. Mes puikus vadybininkai galim būti, bet ar aš toj roliai ją išpildysiu pilnavertiškai. Nepabandęs nesužinosi. Ir tie, kurie bando, šaunuoliai. Tas kainuoja, bet norisi palinkėti sėkmės. Okay, tai svarbiausia daryti pasirinkimus ir priiminėti sprendimus, aš tai taip suprantu. Ir susitikti. Ir jeigu pasirinkimas tavo paties nepatiko, tai nėra vadovo kaltė. Gali paprašyti pagalbos. Dar papildomai, papildant šiek tiek tave, kad, kaip tu sakei, žinai, iškelti tą klausimą organizacijai. Pirmoje eilėje turbūt klausimas savo, o ką aš galiu kaip vadovas, žinai, tą situaciją keisti, kad ta latest edition dar ir patiktų arba būtų geriausia versija, žinai. Nes, vis viena, viskas pasirinkimus norint padaryti, reikia pačiam kažkokius tai sprendimus priminėti. Tai filosofiškai užbaigėm gražiai. Buvot kartu, man kažkaip šiandien buvo labai įdomu būti pokalbyje. Aš praktiškai net nežiūrėjau, ko klausti, tiesiog jaučiau, kad galiu sakyti tai, ką galvoju čia ir dabar. Tai labai ačiū Tomui Misiukoniui, kuris šiandien kartu su mumis buvom. Ir čia buvau aš, Ieva Kulikauskienė. Ir aš Jūratė Žalienė. Tai žodžiu, dėkit laiką, pasirašykit, nepamirškit Tomo LinkedIno. Ačiū labai, ačiū Ieva, ačiū Jūratė. Ačiū visiems. Dėkui, iki.